Žmonių pasaulyje pavasarį švenčiama mamos diena. Ta diena visi vaikai ir maži ir labai dideli sveikina savo mamas. Gnomų pasaulyje tokios šventės nebuvo, bet mažieji Dukis ir Pupsė pamatė, kad žmonių vaikučiai tai daro, nusprendė pasveikinti mamą Pepą. Mama, sveikinu tave su tavo diena. Linkiu, kad tau visada viskas sektųsi. Tėtis tave mylėtų, girtų tavo skanius valgius. Tu man pati geriausia. Aš tave myliu ir mylėsiu amžinai. Mažylės Pupsės linkėjimas buvo kitoks. Ji prigludo prie mamos ir tarė: Brangioji mamytė, linkiu, kad būtum laiminga ir linksma. Kokie būni kiekvieną rytą, kai mes nubundame. Nepamirškis bučiuoti mano žandukų, nes man tai labai patinka. O aš tave visada stipriai, kiek tik turiu jėgų, apkabinsiu. Labai tave myliu. Esi pati gražiausia ir geriausia mama pasaulyje. Dovanoju gėlytes, kurių pati tau priskyniau. Gnomiukai pasveikino mamą, kaip mokėjo ir norėjo. Mes prisijungėme prie jų ir visoms mamytėms siunčiame gražiausius sveikinimus. Kiekviena mama yra truputį fėja, kuri gali išpildyti slapčiausius vaikų svajones. Kurkite stebuklingas akimirkas, o atgal gaukite begalinę vaikų meilę ir dėkingumą jų akise.